1 milijonas prenumeratorių. Negaliu tuo patikėti. Norėdami atšvęsti šį neįtikėtiną pasiekimą, mes pakviesime jūs į gyvenimo nuotykį didžiajame barjerinėme rife. Mes patys gaudysime ir gaminsime maistą, kad išgyventume šiame kvapą gniaužiančiame gamtos stebukle. Bet tai dar ne viskas. Aš papasakosiu istoriją, kaip prasidėjo ši kelionė. Pakilimai, nuosmukiai ir akimirkos, dėl kurių visa tai buvo verta. Nerkime į laukinę gamtą, švęskime svajonę ir pagerbkime jūs, bendruomenę, kuri padarė tai įmanoma. Oho, tai iš tikrųjų neįtikėtina. Mes plaukėme link šios salos. Einam. Mes ką tik nusileidome šioje saloje, vaikinai. Vaikinai, tai ne šiaip eilinis vaizdo įrašas. Šiandien iš tikrųjų yra milijono prenumeratorių proga skirtas specialus epizodas. Aš laukiau, kol grįšiu į Australiją, kad galėčiau jums atvirai papasakoti, kaip man pavyko pasiekti milijoną prenumeratorių, kaip atrodė mano gyvenimas prieš YouTube ir kaip jis atrodo dabar. Taigi viso šio vaizdo įrašo metu mes leisimės į lobio paieškas. Aš ir jūs kartu tyrinėsime keletą skirtingų daiktų, kurie iš esmės padėjo man atsidurti ten, kur esu šiandien. Tikiuosi, kad parodydamas jums tai, galėsiu suteikti daugiau įžvalgų apie savo gyvenimą, įkvėpti jūs ir tiesiog parodyti, kad siekti savo svajonės yra vienintelis kelias. Tyrinėsime šią nuostabią negyvenamą salą čia, didžiajame barjerinėme rife, Australijoje. Mes iš tikrųjų esame didžiausiame rife pasaulyje ir vienoje gražiausių vietų, kokias tai galima rasti. Ir vyrai, aš vėl namuose Australijoje, bičiuliai. Woo! Mes iš tikrųjų į šią kelionę visiškai nepasiėmėme maisto, todėl mums tikrai reikia ką nors pagauti, patyrinėti ir kartu su jumis papasakoti beprotišką istoriją. O dieve vyrai, žiūrėkit, aš tiesiog ėjau paplūdimiu ir pažiūrėkit į tai. O, tu nuostabus padarelį. Nenoriu prie jos per daug artintis, nes nenoriu jos trikdyti. Ką ji dabar daro? Ji iš tikrųjų deda kiaušinius, vyrai, čia, šiame paplūdimyje, jos išlipa į krantą. Ir paprastai jos tai daro naktį, bet dabar ji iš tikrųjų išlipo dienos metu. Tai iš tikrųjų neįtikėtina, žmogau. Vienas iš įspūdingiausių dalykų apie šias vėžles yra tas, kad jos iš tikrųjų gali prisiminti tiksliai, kur gimė ir sugrįžta į tą pačią vietą, kai užauga, kad padėtų kiaušinius. Neįtikėtina, kaip šie gyvūnai gali tyrinėti atvirą vandenyną ir tiksliai žinoti, kur gimė. Ji grįžta padėti savo kiaušinių, lygiai taip pat, kaip tai darė jos mama prieš ją. Oho, tai nuostabu ir tai bus vienas iš įspūdingiausių dalykų stebėti, kaip šios vėžlės išlipa į paplūdimį ir deda kiaušinius. Ji vos juda, ji labai rami. Aš jos neliesiu ir net nepriartėsiu prie jos. Gerai, mes pasitrauksime nuo jos, leisime jai daryti savo reikalus. Tikėkimės, ji padės gražių mažų vėžliukų. Iki pasimatymo, gražioji mama. Atrodo, kad čia puikiai vieta sustoti ir parodyti pirmąjį daiktą, bei papasakoti jums šiek tiek apie savo istoriją. Einam. Atėjo laikas atskleisti pirmąjį šios kelionės daiktą, vaikinai. Ir tai yra štai šis daiktas. Tai gali atrodyti kaip bet kuri kita GoPro kamera, bet taip nėra. Joje yra speciali SD kortelė. Iš esmės, vaikinai, tai buvo pirmoji GoPro kamera, kurią man kada nors padovanojo. Ir tai iš esmės buvo kibirkštis, kuri uždegė mano meilę gamtos filmavimui ir viskam, ką darau čia Offshore Tales. Ir būtent šią pirmąją GoPro kamerą man padovanojo vaikinai. Kai gavau šią GoPro kamerą, buvo mano gimtadienis ir aš visiškai nežinojau, ką darau, net nežinojau, kas yra GoPro. Tuo metu man jos atrodė šiek tiek keistos. Taigi, kai ją gavau, galvojau, nežinau, ar noriu naudoti tą kamerą. Ir taip jau nutiko, vaikinai, kad pradėjau ją naudoti. Tuo metu dar neturėjau pakankamai pasitikėjimo savimi, kad galėčiau stoti prieš kamerą. Todėl pradėjau filmuoti tokius banglenčių vaizdo įrašus iš pirmojo asmens perspektyvos. Ir štai kas nutiko, vaikinai, aš nufilmavau vieną bangą, kuri buvo tiesiog neįtikėtina. Nuostabus saulėlydis ir dabar ją parodysiu. O kas nutiko po to, kai įkėliau tą bangą, vaikinai? Ji internete sulaukė daug dėmesio. Ir GoPro susisiekė su manimi, jie sakė, veidai, mums labai patiko šis vaizdo įrašas. Mes norėtume juo pasidalinti, norėtume tau sumokėti $500 ir padovanoti dar vieną GoPro. Ir aš buvau toks, ką jūs turite omenyje? Tiesiog uždirbau $500 darydamas tai, ką myliu, ir tai buvo tikrai visko pradžia. Taigi, noriu labai padėkoti GoPro. Jūs esate tiesiog pirmasis žmogus, kuris man kada nors davė pinigų ir leido turbūt gyventi tokį gyvenimo būdą ir daryti tai, ką darau. Štai čia buvo pirmoji dėlionės dalis ir man net šiurpsta oda vien apie tai kalbant, žmogau. Broli, aš jau pradedu ašaroti. Velnias. Jei ne tai, aš niekada nebūčiau visko pradėjęs ir nebūčiau turėjęs pasitikėjimo pradėti šią kelionę. Ačiū GoPro, velnias, broli.
Pažadėjau savo, kad neverksi šiame vaizdo įraše, bet štai taip ir yra. Dabar paimsime šią kamerą, vaikinai, eisim link valties ir pradėsim keliauti palei pakrantę. Daugiau jokių ašarų, tik laimės ašaros nuo šiol. Dabar, vaikinai, tai tik pirmoji dėlionės dalis. Yra dar tiek daug, ką turiu papasakoti apie savo gyvenimą ir kaip atsidūriau čia. Taigi, likite kartu, šokame į valtį, eisim gaudyti žuvų. Pirmyn. Gerai, jau peršokom į valtį, paliekame juos už salos, plaukiame link horizonto, pažiūrėsim, ar pavyks pagauti žuvų. O velnias, atrodo, jie ką tik iškrito iš valties. Ir dar jei pavyktų pagauti kokią aštuonkojį, būtų nerealu. Štai ir viskas. Kas galėjo pagalvoti? Turime 2 vėžles. Juokauji, jie poruojasi. Pažiūrėk į juos. Jie rimtai užsiėmė, pažiūrėk į juos, juokauji. Paliksim juos ramybėje, keistai jaučiuosi stebėdamas juos poruojantis. Jei manęs paklaustum, visai nieko. Uhuhu! Oho! O iš tikrųjų beprotiška. Ką tik radome šią nuostabią vietelę čia. Čia pilna urvų, krištolo skaidrumo vanduo. Ką tik pastebėjome keletą mantių čia. Taigi, šoksime į vandenį ir pažiūrėsime, ar rasime ką nors įdomaus. Tikimės, kad pavyks rasti maisto. Einam. Pažiūrėkite, kokios dabar sąlygos. Tai neįtikėtina. Jūs matėte, aš ką tik nėriau žemyn ir pagavau šią nuostabią Mozės ešerį. Manau, kad tai vienos skaniausių žuvų vandenyne. Jos yra giminingos mangroviniam džekui. Ir štai čia tikrai gražaus dydžio žuvis. Dabar turime nuostabias sąlygas. Tai neįtikėtina, pažiūrėkite į tai. Tai bus mūsų pietūs. Mes taip pat turėsime dar daugiau, nes šiąnakt iš tikrųjų stovyklausime ant rifo, vaikinai. Toks bus mūsų planas. Taigi tikriausiai pietums tiek pakaks. Jei ne, galbūt reikės dar vienos žuvies pietums. Aš daug valgau. Pažiūrėkite, koks dabar oras. Viskas tik gerėja, tai tikrai. Eime, mažutė. Pažiūrėk į pieno žuvį. Beprotiška, pažiūrėk, koks dabar matomumas. Ei, bedarbis bičiulis, antradienį dabar, mažutė. Wow. Žuvis čia. Kas jos tokios? Jos išplaukė. Matai jas? Gerai, čia tiesiog didžiausias žuvų būrys, kuris seka valtį. Aš šoksiu į vandenį ir greitai pasižiūrėsiu. Oho. Tai ten iš tikrųjų yra jūrinių agurkų išmatos, atrodo beprotiškai. Gerai, ką tik sustojau šioje mėlynoje lagūnoje. Jūs žinote, kad šiek tiek anksčiau pagavome šią gražią pirštinę žuvį. Būtent ją dabar ir valgysime pietums. Greitai nuvalykite filę, štai čia, už jos galvos. Nusileiskite visiškai žemyn. Per gražu, Filipai. Gerai, čia turbūt geriausia vieta, kurioje kada nors gyvenime filetavau žuvį. Nunešime jas į laivo galą ir paruošime. Tai bus mūsų pietūs. Pažiūrėkite, čia pat yra ryklys. Tiesiai po mumis. Ei, pažiūrėk į jį. Jis bando suėsti žuvies likučius. O, gali matyti žuvies likučius. Pažiūrėk į jį. Matai tai? O, pažiūrėk į tai. O, pažiūrėk į jį. Jis pasiėmė. Mes ką tik supjaustėme savo žuvį mažais vamzdeliais. Gali matyti. Dėktai ant pjaustimo lentos čia. Turime čia svogūną, turime pomidorą, turime avokadą, agurką,
Turime žuvį, ji čia laukia maždaug 15 minučių. Ir ant viršaus užbarstėme šiek tiek takų prieskonių, užpilame daug padažo, paimame kukurūzų traškučių, tokių kaip šitas, ir tada tiesiog kabiname. Valgom. Mes dabar esame mėlynojoje lagūnoje, valdome šviežią žuvį, kurią pagavome prieš 5 minutės, aplink mus plaukioja rykliai, ko dar galėtumėt norėti. Tai beprotiška. Iš tikrųjų, aš tiesiog plūduriavau už laivo. Tikrai nedariau vandens tualeto. Pažiūrėjau žemyn ir pamačiau didelę olą bei daugybę žuvų. Taigi aš pasimsiu povandeninį arbaletą, lanką su strėle, mes šoksime į vandenį ir pažiūrėsime, ar galime greitai pagauti žuvį, kurią galėtume suvalgyti popietės arbatai. Ir taip, mano skrandis dabar jaučiasi daug geriau. Ten apačioj buvo visiškai beprotiška. Aš pašokau tą žuvį, bet jinai iš tikrųjų pabėgo. Jūs matėte. Ir tada žmogau ten atplaukė tie dideli koraliniai upėtakiai. Ir aš juos tiesiog praleidau per plauką. O dieve. Gerai, vaikinai, mano antrasis daiktas čia. Galbūt klausėte savęs. Veidai, kodėl po velnių tu dėvi kaklavaištį, kai esi vandenyno viduryje? Vaikinai, tai anksčiau buvo didžiulė mano gyvenimo dalis. Prieš maždaug 2 metus, vaikinai, aš baigiau teisės studijas. Tuo metu aš studijavau universitete Australijoje ir ruošiausi tapti teisininku. Bet prisimenu žmogau, kaip tiesiog sėdėdavau advokatų kontoroje, kurioje dirbau, ir aš tiesiog žiūrėdavau pro langus į pačias gražiausias dienas. Tokios nuostabios saulėtos dienos, tiesiog neįtikėtina, jokio vėjo, nieko. Ir aš tiesiog galvodavau savo, ką aš čia veikiu, Dieve mano. Ir prisimenu, kad eidavau į biurą tamsoje ir žiemą tiesiog išeidavau tamsoje. Tai buvo pats blogiausias dalykas. Ir aš tiesiog turėjau šitą beprotišką svajonę. Ir prisimenu, kiekvieną kartą būdamas darbe, mano mintis būdavo visiškai kitur. Tiesiog klausydavausi tinklalaidžių. Buvau taip apsėstas šios svajonės pavertimo realybę, tačiau tuo metu man tiesiog trūko pasitikėjimo savimi. Ir taip, vaikinai, tai iš tikrųjų buvo didelė mano gyvenimo dalis. Studijavau, kad tapčiau teisininku. Iš tikrųjų baigiau šias studijas. Ir vos tik baigiau šias studijas, praktiškai pasakiau savo tėvams, aš sieksiu savo svajonės. Ir kai tai įvyko, vaikinai, aš iš tikrųjų persikėliau į visiškai naują vietą kitame Australijos gale. Ir nuo tada viskas pradėjo vykti. Vienas dalykas, kurį prisimenu iš darbo teisėje, vaikinai, buvo tiesiog darbo etika, kurią išsiugdžiau. Ir tai iš esmės buvo tiesiog darant tai, ko tiesioginė prasme nekenčiau. Ir aš tiesiog žinojau, kad jei rasčiau kažką, ką tikrai myliu, ir pritaikyčiau tą pačią darbo etiką, aš tiesiog sužibėčiau. Nes dariau tai, ko nekenčiau, bet vis tiek dirbau iš visų jėgų. Ir tai, manau, buvo kelionės dalis. Man reikėjo išsiugdyti tą darbo etiką, kad vėliau galėčiau ją pritaikyti kažkam, ką beprotiškai myliu. Taigi, jei ne šitas daiktas, dirbantis tikrą vergų darbą, žiūrėdamas pro langus į pačias gražiausias dienas, galvodamas savo, ką aš čia veikiu, sėdėdamas prie šio stalo ir skaitydamas apie kažkieno kito problemas. Žmogau, aš nebūčiau siekęs savo svajonės. Taigi, labai ačiū šiai kaklaraiščiui, bet žmogau, aš to jau pat jį nusimsiu. Išneškime jį iš čia.
daugiau jo nebedėsiu. Beje, vyrai, žinau, kad daugelis iš jūsų darote tai, kas jums šiame pasaulyje nepatinka. Ir aš tiesiog noriu, kad žinotumėte. Yra išeitis, yra galimybė. Ir esmė ta, kad tiesiog turite išbandyti daugybę dalykų, kad suprastumėte, kas jums patinka. Daugelis žmonių prieina prie manęs ir klausia, Vaidai, kaip tu sužinojai, kad tau tai patinka? Ir aš jiems visada sakau, tai tas pats, kas nueiti į restoraną ir kažkas tavęs klausia, koks tavo mėgstamiausias patiekalas meniu, nors dar nieko nesi paragavęs. Išbandyk gyvenime keletą skirtingų dalykų, tada galėsi suprasti, kas tau iš tikrųjų patinka. O tada, kai jau atrandi, tiesiog tuo susižavi, mokaisi ir tampi geriausias tame. Taip tai tampa tavo gyvenimu. Ir dabar aš jaučiuosi labai palaimintas. Žmogau, išmeskime tą kaklaraištį. Aš nebenoriu net žiūrėti į tą daiktą. Gerai, vaikinai, ką tik turėjome vieną iš šauniausių nuotykių Mėlynojoje lagūnoje. Mes šiek tiek toliau nuplaukėme, dabar esame ties rifo kraštu. Čia gylis nuo maždaug 2 metrų staiga krenta iki 25 ar net 30. O dabar aš šoksiu su savo didesniu harpūniniu šautuvu. Pažiūrėsiu, gal pavyks pagauti kokią ispaninę skumbrę ar kitą pelaginę žuvį su šituo žvėriu. Gerai, einam, bičiuli. Pažiūrėkim, ką galim nuveikti. Taip, bičiuli, taip. Pažiūrėkite tai. Tai nuostabus koralinis gruperis. Jūs matėt, kaip jis tiesiai į mane atplaukė ir aš tiesiog nusitaikiau ir paleidau šūvį. Matėt, kaip jis mane tiesiai į savo urvą nutempė, bet man pasisekė jį ištraukti, bet tai tikrai didelis koralinis gruperis. Jis tikrai vienas skaniausių žuvų vandenyne, taigi šitas keliauja į šaltkrepšį 100%, taip. O taip. O, pažiūrėk į tai. O, dieve mano. Čia pat turime prakeiktą ryklį, jis artėja mūsų apžiūrėti, čia praleisime naktį. Dabar įplaukėme į lagūną. Iš tikrųjų, šiąnakt mieliuosime valtyje, didžiajame barjerinėme rife, lagūnoje. Ten yra milžiniški debesis ir pila kaip iš kibiro. Taigi laikome kumščius, kad audra neatslinktų iki mūsų, nes turime, sakyčiau, tokį kaip stogelį ant valties, bet šonuose nieko neturime. Taigi, jei pradės lyti iš šono, mes tiesioginė prasme permirksime iki kaulų. O dabar mes ištrauksime šiek tiek žuvies ir tiesiog mėgausimės saulėlydžiu, surengsime beprotišką vakarienę didžiajame barjerinėme rife. Mes tiesiog žvejosime visą naktį, klausysimės muzikos ir tiesiog smagiai praleisime laiką. Kaip tau tai skamba, broli? Skamba gerai, bičiuli.
Gerai, vaikimai ruošiasi priekyje, mes bandome pasidaryti kokią nors pastogę ar uždangalą, nes ta audra vis artėja ir artėja. Manau, kad vėliau mus gerokai aptalžys. Mes tiesiog lenktyniaujame su šia audra dabar. Matosi, kad jie artėja labai greitai. Tai tikrai rimta. Parodysiu jums, kokia pas mus situacija. Štai čia kepa žuvis. Ingi bando suprasti, kur po Vilnių jis šiąnakt miegos. Miegosi čia, broli. Tu miegosi čia apačioj. Ir mes čia pasidarėme šios buritus, jūs galite matyti, bet mūsų ingredientus tiesiog nupučia visur. Turime salotų, sūrio ir taip pat svogūnų. Tiesiog tikimės, kad audra mūsų visiškai nesutalžytų. Bet jūs galite matyti, pažiūrėkite į vėją. Dabar vėjas tikrai stiprus, vėliau bus dar laukiniau, tai tikrai greitai apversiu jam. Mes dabar tiesioginė prasme esame visiškai aplipę druska ir tokie nudegę nuo saulės, nes ką tik apie tai kalbėjomės, tiesiog ant mūsų plaukų formuojasi kristalai nuo druskos, kurie išdžiūva. Manau, mes galėtume tiesiog nubraukti druską nuo savo plaukų ant žuvies ir ją pagardinti, ką? Tikriausiai taip ir padarytume. Tikriausiai taip ir padarytumėm. Padarykime tai. Pažiūrėkite čia, vaikinai. Graži koralinė upėtakė. Paim šį buritą, suvyniok jį, mes puolame prie šitų ir lauksime, kol praeis audra. Yra kažkas ypatingo valgant šviežią žuvį, kurią ką tik sumedžiojame prieš pusvalandį saulėlydžio metu mėlyname vandenyje. Elia iš miesto, ką tik paėmė mano buritą. Dėl to mes ir gyvename, žmogau. Parodysime jums, kur dabar miegame. Parodyk mums, kur miegi, broli. Ten. Jis tiesiog čia viršuje. Turime šią viršutinę dalį, kurią čia pasistatėme. O aš tiesiog čia apačioje, ant šio sėdmaišio. O, neblogai, ar ne? Tiesą sakant. Aš miegosiu ant šio sėdmaišio. Mano stuburas ryte tikriausiai bus kaip origami, bet žinote kaip yra. Grįžus iš karto pas chiropraktiką. Rytoj anksti susitiksiu su jumis, Brianai. Tikiuosi, kad pavyks įveikti šią audrą, o jei vidury nakties mane nutrenks žaibas, pranešiu jums. Labas rytas, vyrai. Atsibudome ant rifo. Pažiūrėkite į tai. Dabar vyksta nuostabus saulėtekis. Ir nėra nieko geriau, kaip atsibusti ant vandens. Šitas vyrukas užėmė visą vietą praėjusią naktį. Man praktiškai liko tik mažytis kampelis čia apačioje. Kaip ir priklauso, neklaužudos kampelis. Gerai, mes dabar ruošiamės ir turiu vieną dalyką pasakyti, bičiuli. Šiandien yra visiškai prasta diena būti žuvimi 100 mylių spindulių aplink mus, nes mes jūsų medžiosime. Štai ir viskas. Ruošiamės, tvarkomės viską. Kaip sekasi priekyje, broli? Ar viską susitvarkei? Būk naudingas, berniuk. Įsivaizduok, kad esi darbe trečiadienį. O dieve, dabar. Pažiūrėkite. Šis kvailas. Vanduo visiškai ramus. Tai tikrai yra tai, apie ką svajojama. Saulė kyla virš horizonto, manau, kad plauksime į salą, nes turiu jums ką pasakyti ir nekantrauju. Sakyčiau, dabar galėtų būti vėjuočiau. Tikriausiai matote valtį fone ten, tolumoje. Aš tiesiog einu per šią salą, nes turiu keletą dalykų, kuriuos noriu jums pasakyti. Dabar tiesiog viską priimu. Dėkoju Dievui. Tarkime, dopaminas jaučiasi kitaip, kai tave beveik užpuola ryklys. Nežinau, ar jūs matėte, kas man nutiko vakar, bet mane užpuolė ryklys. Dabar parodysiu tą įrašą. Taigi, iš esmės esu labai laimingas, kad likau gyvas po to. Dopaminas ir dėkingumas jaučiasi visiškai kitaip, kai žinai, kad galėjai žūti. Dabar esame visiškoje nežinioje, viduryje niekur. Taigi, jei man nutiktų kas nors panašaus, jei mane įkastų į blauzdą ar koją, aš tiesiog nukraujuočiau ir mirčiau. Jokios pagalbos čia negaučiau. Gerai, nusileidži čia, vaikinai. O, mūsų laukia nuostabi diena. Bet ką aš darau, tiesiog stengiuosi parodyti kuo daugiau emocijų. Noriu su jumis atvirai pasikalbėti ir pasidalinti šiek tiek savo gyvenimu. Ir man tai sunku, nes turiu prisiminti visus tuos dalykus ir jausmus iš praeities, kaip atsidūriau čia, šioje akimirkoje. Taigi, giliai įkvėpkite. Pradėkime, gerai? Taigi, turiu vieną daiktą kuprinėje, kurį jau seniai norėjau jums parodyti.
Ir galbūt jis netrodo ypatingai, bet už jo slypi didelė istorija. Šis daiktas man reiškia labai daug ir kaip gėlė jis turi prasidėti nuo sėklos. Ant jos turi būti užmesta žemė, kad ji galėtų sudygti, augti ir virsti šiuo gražiu dalyku. Ir vaikinai, per visą savo kelionę, kaip žinote, kai baidinėjau universitetą ir studijavau, ruošiausi tapti teisininku ir visą kitą, aš iš tikrųjų turėjau šį planą ir tai buvo maža sėkla. Ir planas buvo toks, kad man reikėjo vykti į kitą Australijos dalį ir pradėti kurti vaizdo įrašus, pritaikyti visą tai praktiškai, pradėti auginti savo sodą. Ir kol vyko šis procesas, vaikinai, turėjau tiek daug žmonių, kurie manimi abejojo, manęs nekentė ir metė purvą ant manęs. Ir tuo metu turėjau vieną sprendimą. Galėjau leisti tą mane paskandinti ir sunaikinti mano sėklą, arba galėjau per tai prasiskverbti, pasisemti iš viso to purvo drėgmės, augti ir tapti vienu iš šių stipruolių. Tuo metu buvau beveik benamis. Gyvenau namelyje ant ratų, kažkieno namo kieme. Kiekvieną dieną tiesiog atsikeldavau, buvau apsėstas YouTube'u. Tiesiog mokiausi, kaip kurti vaizdo įrašus, kaip daryti geresnius miniatiūrinius paveikslėlius, kaip geriau kalbėti prieš kamerą. Mokiausi visų šių smulkmenų. Ir per tą laikotarpį turėjau tik vieną gerą dalyką savo gyvenime, tai buvo santykiai, kuriuose tuo metu buvau. Bet kiekvieną dieną meldžiausi Dievui, kad jis vestų mane keliu, kuris nuvestų mane prie mano svajonės. Daryti tai kiekvieną dieną. Ko tuo metu nesupratau, tai kad Dievas turėjo mane palaužti, kad atsidurčiau čia, kur esu dabar. Ką tik baigiau universitetą, kurio net nenorėjau studijuoti. Buvau beveik benamis, neturėjau pinigų. Turėjau svajonę ir ką tik buvau išsiskyręs su savo mergina. Ir tuo momentu aš tiesiog jaučiausi, kad neturiu nieko šiame pasaulyje, išskyrus savo svajonę tapti YouTube kūrėju. Tiesiog susiėmiau ir pasakiau savo, neturiu nieko, tai tiesiog daryk. Kartais atrodo, kad viskas aplinkui griūva ir tu visiškai nekontroliuoji situacijos. Viskas žlunga. Bet ko tu nesupranti, tai kad medis turi sudegti, kad galėtų užaugti visiškai naujas. Ir būtent tai šis dalykas ir simbolizuoja. Žinau, kad daugelis iš jūsų vaikinai ir merginos išgyvenate skyrybas ir tomis akimirkomis atrodo, kad pasaulis griūva arba kad viskas aplink jūs byra. Bet tiesiog žinok, kad tavo gyvenimui yra didesnis planas. Išlik stiprus, viskas užgis ir tu vėl pakilsi, bičiuli. Atsikratykime šito. To mums nereikia. Turime ir vieną ypatingą dalyką. Palauk, štai čia. Gerai, dabar sėdžiu čia vaikinai, Jimbo yra fone, šiandien sausio 14, o dabartinis prenumeratorių skaičius 5402. Ką tik pasiekėme 200 000 prenumeratorių. Augome mažiausiai 10 000 per dieną. Viskas visiškai pašėlė. Beprotiška pagalvoti, kad prieš kelis mėnesius iš YouTube'o praktiškai neuždirbdavau nė cento. Šiuo metu dabartinė statistika. 692 000 prenumeratorių. Šiandien sekmadienis gruodžio 3 2023. Beveik visus pastaruosius metus gyvenau vienas Indonezijoje. Keliavau, dirbau sunkiai. Ir manau, jei yra kažkas, ko išmokau šiais metais per savo kelionę, tai kad iš tikrųjų niekada nėra galutinio tikslo ar finišo. Svarbiausia yra mėgautis visą kelionę ir vertinti kiekvieną mažą pergalę. Štai, turime šitą daiktą. Gerai, turime naują dieną ir leisime su šituo daiktu į nedidelį nuotykį. Bet pirmiausia, pažiūrėkime į jį 8 iš YouTube'o. Pažiūrėkime. Ką? Oh, wow! Tas daiktas iš tikrųjų yra tikrai tvirtas. Pažiūrėkite. Wow, žmogau. Tai beprotiška. Veidas Papenfusas Offshore Tales už tai, kad YouTube pasiekė 1 milijoną prenumeratorių. Ir rimtai, vaikinai, be jūsų tai nebūtų įmanoma. Ir dabar man eina širpuliukai. Nenoriu susigraudinti. Bet labai jums ačiū. Tai nebūtų įmanoma be jūsų, kurie mane palaikėte nuo pat pradžių. Ir tiek daug jūsų visą laiką mane drąsino. Ir aš rimtai jaučiu, kad mes turime geriausią bendruomenę ir šeimą YouTube platformoje. Ir aš jūs labai myliu. Jupi! Mes visą dieną leisime su ja į nuotykį kartu. Ji bus su mumis ir mūsų laukia nuostabios akimirkos. Dabar turime visiškai naują šviežią dieną. Ką mes darysime? Šoksime į valtį ir pasiimsime šią merginą kartu su mumis. Bus beprotiška. Gerai, einam. Rimtai, negaliu sulaukti, kada parodysiu, ką mes su tuo darysime.
O dieve vyrai, pažiūrėkite į tai. Ką tik pastebėjau šitą dalyką pakrantėje. Ši mergina akivaizdžiai labai pavargusi. Ji atėjo naktį, padėjo kiaušinius, ji visiškai neturi jėgų. Taigi ką ji padarė? Ji tiesiog sėdi čia, ant vandens krašto, laukdama, kol įplūs potvynis. Kai potvynis įplūs, ji tiesioginė prasme galės nemokamai nusigauti atgal į vandenyną ir, manau, toliau gyventi savo svajonę. Tai, ką matai ten, iš tikrųjų yra neįtikėtina žmogau. Matai, ji visai neturi energijos. Aš jos visiškai neveikiu, jai visiškai nerūpi. Todėl nenoriu jos niekaip trikdyti, tiesiog leisime jai daryti savo. Dabar potvynis kyla. Taigi, su ja viskas bus gerai. Gerai. Aš tiesiog dievinu vėžlius. Tai taip gražu. Gerai, ką tik atvykome į pirmąją vietą ir ten apačioje viskas atrodo tiesiog beprotiškai. Pažiūrėk į tą nerealiai gražų vandenį. Ką mes darysime? Apsirengsime kostiumus. Iš tikrųjų naudosime tai kaip žibintą. Jeigu nežinote, kas yra žibintas, iš esmės mes jį naudosime atspindėti šviesai ir padaryti, kad atrodytų kaip žuvis ar kažkas panašaus. Pavyzdžiui, mirštanti žuvis ar masalų būrys. Ir tikimės, kad galėsime privilioti žuvį. Tai čia bus žiauru, broli. Tikriausiai po vandeniu jis subirės, bet žinai, vis tiek bandysime. Einam, bičiuli. O, jam iš tikrųjų patinka plūdė. Su tuo taip sunku nardyti. O, atrodo, kažką gausime. O dieve mano, mes tai turime, vaikinai. Mes po velnių nušovėme koralinę upėtakę su auksiniu laikrodžiu. Aš tiesioginė prasme nėriau su tuo prakeiktu auksiniu laikrodžiu ir mes pagavome šią koralinę upėtakę. Tai iš tikrųjų yra normalaus dydžio koralinė upėtakė. O, aš taip džiaugiuosi, negaliu patikėti, kad tai suveikė. Bandžiau jį naudoti kaip masalą, jūs matėte ir bandėte pritraukti šiek tiek masalo ir žuvis iš tikrųjų buvo tuo susidomėjusios. Taip pat ir rykliai. Esu toks laimingas, kad pagavome šį gražuolį. Na, štai padarėme. Gerai, liko tik vienas paskutinis dalykas. Noriu Jums labai padėkoti. Jūs rimtai pakeitėte mano gyvenimą. Į sveikatą už 1 milijoną prenumeratorių, bet dabar atėjo laikas padaryti palakį. Jūs žinote, kas tai yra. Einam, bičiuliai. Aš rimtai Jūs myliu, bičiuliai. Susitiksime kitame laukinėme nuotykyje. Tikriausiai vėl bus kažkas beprotiško, brangioji.